Aš esu Justė, esu miškininkė. Moteris gali būti tas miškininkas. Taip. Yes. Skaičiau ten visokius straipsnius, literatūrą, pas tą miškininkystę ir iš aprašo man atrodė cool. Iš pačios vaikystės atsimenu, kad kai būdavo kažkokios itin sunkios situacijos, kad man iš karto širdį noras bėgti iš namų ir į mišką. Ar yra mitas apie miškus, kurį labiausiai norėtum paneigti? Gali tą padaryti čia ir dabar. Kad nyksta Lietuvos miškai, aš pajutau didžiulį norą įrodyti, kad yra kitaip. Tavo tie sprendimai, ką tu darai šiandien, turės įtakos ateičiai. Aš noriu šiandien grįžti namo ir pasodinti medį savo anūkams. Aš jau gerai. O galima šią specialybę užsimti nebaigus studijų? Griežtai negalima. Reikia itin daug žinių, kad tu nepadarytum nesąmonių. Man buvo irgi žiauriai įdomu, kodėl aš ir daug kas jaučias miške geriau. Tai yra moksliniai tyrimai padaryti, įrodantis, kad visa ta būtis gamtoj realiai padeda tavo psichiniai sveikatai ir tavo fiziniai sveikatai. Taip romantiškai apie tą mišką šneki. Aš miškininkai, ateikit labai. Labai didelis trūkumas. Yra iš tikrųjų trūkumas, reikia daugiau kolegų.